Tai kaip ir galima sakyti, kasgi per laikotarpis, advento laikotarpis, ar ne? Nors man labiau, kaip sakau, patiktų adventas, kad būtų kiekvieną dieną krikščionio gyvenime, kada jisai patikrina ir savo širdį, ir savo motyvus, ir savo visus dalykus, bent jau kiekvieną kas mėnesį ar kas savaitę, kaip kam išeina. Bet aišku, bet kuriuo atveju tai yra džiugu, kad mes turim tokį laikotarpį, kur mes suprantam, kokia didelė dovana mums yra padovanota, Viešpats Jėzus Kristus, ir kad yra didelis palaiminimas ir didelis džiaugsmas visam pasauliui. Ir kartais visą gyvenimą mes vis dėlto iki galo to nesuvokiam, bet tai yra didelė malonė, išgelbėjimo malonė. Ir kaip neseniai girdėjau, kad iš tikrųjų kartais žmonės pripaišo, kad Jėzus numirė ir dėl to, ir dėl to, ir dėl to, bet pagrindinė tiesa yra tame, kad Jėzus numirė dėl to, kad mūsų nuodėmės būtų paimtos, mūsų kaltės atleistos ir kad mes turėtumėm naują gyvenimą, kad mūsų gyvenimai būtų perkeisti. Tai čia yra didžiausias palaiminimas ir didžiausia dovana. Ir iš tikrųjų šitas laikotarpis toksai kaip ir tik tai priminimas daugiau yra krikščioniškam pasauliui, kad permąstyti, persvarstyti dažnai būna metų gale visi, netgi pradedant verslo tokį pasaulį, baigiant kiekvieno žmogaus asmeninį gyvenimą, persvarsto, permąsto, peržiūri ir savo, ką galim mes pakeisti, ką galim pagerinti, patobulinti, ką galim kitaip daryti. Ir tokį tarsi padarai tam tikrą tokią reviziją savo gyvenime. Ir vienas iš tokių pagrindinių dalykų, ką skelbė iš tikrųjų Jonas Krikštytojas prieš ateinant Jėzui, jis sako, susitaikykit su Dievu, paruoškit jam kelią. Arba kitaip būtų galima sakyti, paruoškite Viešpačiui širdis. Paruoškit savo širdis, kad iš tikrųjų įvyktų tas santykis su Dievu, kad įvyktų tas ryšys su Dievu. Ir tą širdį iš esmės kiekvieną kartą mes ruošiam, ateidami, nes pas Viešpatį, nes būna taip, kad dienos bėgyje, kasdienybės visokiose veiklose, reikaluose mes tiesiog, galim sakyti, apsunkstam nuo to kasdieninio rūpesčio, kasdieninių problemų, kasdieninių iššūkių ir tokių kartais nepastebimų nuodėmių. Čia truputėlį pasipiktinau, truputėlį nusivyliau, truputėlį įsileidau kažkokį kartėlį, truputėlį paburnojau prieš kažką ir tokie maži dalykai atrodytų, bet jie taip apsunkina širdį ir po to atrodo, kažkodėl taip prastai jaučiuosi. Ir kaip ir atsakymas, kad man vėl reikia sugrįžti tą santykį su Dievu. Ir ypatingai tokiam šeimininiam gyvenime, pavyzdžiui, užtenka, kaip aš sakau, vieną dieną, visą dieną, nuo ryto iki vakaro, vyras su žmona, pavyzdžiui, nepabendrauja ir jau vakarė tu jauti, kad, kažkaip tai reikia, nieko kaip ir nėra, bet reikia grįžti tą santykį, grįžti tą ryšį. O jeigu praeina tokios 3 dienos ar savaitė, tai jau tada netgi truputėlį atrodo kažkokį peržengti, tokią nedidelę ribą reikia vėl arčiau vienas kito. Ir dėl to gyvenime yra iš tikrųjų kartais svarbu ir tas bendravimas, ir tas apsikabinimas, ir tas buvimas šalia, ir dalinimasis, kad ir smulkmenom, kad ir gyvenimo kažkokiais kasdienybės įvykiais, nes tas ryšys yra. Ir dvasiniam gyvenime yra lygiai tas pats, kad irgi su Viešpačiu mums reikalingas tas ryšys ir tu daliniesi tarsi iš širdies į širdį. Daliniesi iš to, kas yra tavo širdį ir Viešpats iš to, kas yra jo širdį tau duoda ir jo dalykai yra žymiai didesni. Bet kad jo dalykai ateitų, aš kartais turiu iškrauti, taip galim sakyti, iš tai, kas yra mano širdį, kad Dievo dalykai ateitų. Ir dėl to Jonas Krikštytojas jisai kviečia tam, sako, paruoškit Viešpačiui kelią. Izraelio tauta tuo laikotarpiu buvo nutolusi nuo Dievo.
gyveno tokiai priespaudoj, gal šiek tiek tokiam ir nepasitenkinime, ir liūdesy, ir laukime to pačiu to mesijo, to išgelbėjimo, to pasikeitimo. Ir Jonas Krikštytojas prieš ateinant Jėzui, jisai sako, paruoškit savo širdis. Aš, sako, esu tas balsas, kuris jūs šaukia tai padaryti. Tai vat, ir Jėzus ateina kaip tas sutaikintojas, kad sutaikinti žmoniją su tėvu. Ir Šventas raštas apie tai sako, kad Jėzus atėjo kaip tas sutaikintojas ir davė mums tą sutaikinimo tarnavimą. 2 Korintiečių 5:18 yra taip parašyta, kad sako, mums davė sutaikinimo tarnavimą. Kad mes būtume irgi tie, kurie kviečia žmonės į susitaikymą su Dievu. Atrodo, kaip tu gali susitaikyti, jeigu tu nesi susipykęs. Bet kartais galima būtų pavadinti, kada ryšys nutrūkęs, tau kartais yra, pavyzdžiui, žmonės, kurie yra tavo galbūt telefonų sąraše, ir tau taip nei iš šio, nei iš to sudėtinga jam paskambinti. Sakyt, labą dieną, va čia aš prieš 10 metų kalbėjau. Ar ne? Nes ir tada dažniausiai būna ar kažkoks reikalas, ar kažkoks dalykas prispaudžia, kad taip įvyktų. Ir tas kitas žmogus toje kitoje pusėje irgi panašiai jaučiasi, nes toks, neaišku apie ką bendrauti, kuo gyvenam, kas vyksta. Ir tame santykėje su Dievu irgi mes kartais esam tokie tolimi, arba netgi per savo oficialumą, kartais labai oficialiom maldom meldžiamės, bet neparodom, kas yra mūsų širdį, ir tas santykis yra toks tolimas. Ir tarsi reikia to sutaikinimo, to grįžimo į tą artimą santykį. Į tą tėvo ir sūnaus, tėvo ir dukters santykį. Ir dažniausiai, kaip tai ateina per atgailą ir atnaujinimą savo tikėjimą. Atgaila, kad apsisprendi keisti gyvenimą, apsisprendi vėl atsigręžti Dievą. Senam testamente dažnai mes randam, Dievas kalba Izraeliui. Sako, atsigręžkit, nes jūs man jau nugarą atsukot. Jūs jau einat į kitą pusę. Jūs jau nebežiūrit į mane. Jūs jau einat savo keliais. Dievas sako, atsigręžkit į mane. Atsukit ne nugarą, bet savo veidą į mane. Ir nemažai tokios vyksta kovos, kur Dievas kalba, Izraelis neklauso, Dievas vėl kalba, vėl jis neklauso. Ir galiausiai per kažkokias aplinkybės, situacijas, įvykius, priespaudas, vergyją netgi, galiausiai šaukėsi Dievo ir atsigrėžė į viešpatį. Kartais, kad atsigręžtų į viešpatį, užtrunka, kaip pavyzdį, 70 metų. Atrodytų visiška nesąmonė. Reikia šiandien, rytoj tai padaryti. Bet kartais ta širdis tokia kieta. Ir dažnai mūsų širdis irgi būna tokios užsikėtinė, jos ne tai, kad specialiai, ne tai, kad mes piktybiškai, bet atitolusi nuo Dievo širdis, jinai kietėja, turi tokią savybę. Ir viešpats, jisai visais įmanomais būdais kalba. Ir Dievo žodis sako, kas turi ausis, te klauso. Tai vat viešpats šaukia irgi, kad mes turėtume tas girdinčias ausis. Ir kiekvieną kartą, kada ta širdis sukietėja, dažniausiai išeitis tai yra atgaila. Yra apsisprendimas keistis. Apsisprendimas keisti tą poziciją, kurioje aš esu. Nebebūt tame, kame aš esu, keisti savo poziciją, keisti savo žingsnius. Ir viešpats ateina į pagalbą mūsų tame silpnume. Ir jeigu žiūrėti Bibliją, mes nerandam Biblijoje, kad Dievas išspręs visas tavo problemas. Tu neturėsi problemų, neturėsi ligų, neturėsi sunkumų, neturėsi išbandymų. Principe rojus tada. Jau tu gyveni visiškai be problemų. Bet Dievo žodis, kaip tik jisai žada, kad viešpats bus šalia tavęs. Jis palaikys tave, jis stovės šalia tave. Jis duos tau jėgą, jis duos tau stiprybę, jis duos tau pagalbą, jis duos tau padrąsinimą. Jis duos tau ramybę, jis duos tau džiaugsmą.
ar tai yra mažai. Ir žinot, kaip pasakyti, kada tu nusiperki kažkokį daiktą, baldą pavyzdžiui. Ir ten nėra parašyta instrukcija tokio dalyko, kad kada tu jį išpakuosi, tas baldas susirinks. Tiesiog tu jį išpakuosi ir jis susirinks. Bet dažnai ten būna įdėtas koks nors nedidelis raktelis, 1 ar 2, kurie reikalingi tam baldui surinkti. Antras dalykas, ten būna įdėta instrukcija, kaip tą padaryti. Tai instrukciją mes turim, kaip gyventi su Dievu, yra Dievo žodis. Ir Dievas duoda visus tos įrankius, kurie mums reikalingi, kad gyventi su Dievu. Aišku, mes galim jų ir nenaudoti, bet yra žymiai sudėtingiau. Galima varžtą įsukti su peiliu, bet greičiausiai paskui ten atsiranda tas peilį mes sugadinam. Ir ne taip paprasta, užtrunkam daug ilgiau ir labai riboti mes esam tame. Taigi Dievas davė visus įrankius, kurie galima būti panaudoti tam, kad iš tikrųjų tas dvasinis gyvenimas į mūsų širdis ateitų. Ir vienas iš tų įrankių irgi yra ta atgaila, tas atsigręžimas, vis atsigręžti Viešpatį. Tu nepajauti kartais, kaip tu nuo jo nusigręži, o Viešpats sako, atsigręž, grįž. Ir Jonas Krikštytojas, jisai šaukia, Mato Evangelijoje 3 skyriuje 2 eilutėje, atgailaukite, nes prisiartino dangaus karalystė. Atrodytų, dėl ko reikia atgailauti? Dėl to, kad ta dangaus karalystė galėtų apsigyventi tavyje, ateit į tave. Jinai prisiartino, bet kad jinai apsigyventų, ateitų į tave, sako, atgailau, išsivalyk, išmesk iš savo širdies viską. Kaip vaisius to, kaip pasiekmė, kada mes atgailaujam ir Dievo dvasia ateinant mūsų, mes išgyvenam, kaip Romiečiams 5:1 parašyta, sako, kada mes susitaikom tarsi su Dievu, atsigręžiam į jį, mes išgyvenam tą ramybę su Dievu. Ir Romiečiams 5:1 sako, taigi išteisinti tikėjimu turime ramybę su Dievu per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų. Per Jėzų Kristų ateina ramybė. Ir jis kviečia į tą ramybę. Ir dažnai žmonės sako, Dieve, padėk man. Tai ar ramybė yra maža pagalba? Ne, ramybė yra labai didelė pagalba. Nes jeigu tu ramus, vakar vienas žmogus irgi prieina ir sako, aš tiek laiko, sako, ten turiu problemą su nemiga, su visokiais dalykais. Ten jis vaikšto pas gydytojus, ten turi visokių stuburo skausmų, visokių kaklo ten ir kitokių dalykų. Ir galų gale, sako, man pasakė vienus vaistus, kurie, sako, kompensuojami dalinai ir nebrangus. Ir sako, vat, pirmą kartą aš juos pavartojau ir, sako, miegojau taip nuostabiai. Ir galvoju, sako, koks palaiminimas, vat, gerai išsimiegoju. Ir lygiai taip pat, kada ateina ta Dievo ramybė, kaip yra daug, nes jeigu įsivaizduoju šiandien, kiek žmonių Lietuvoje, aš nežinau, statistika kokia nors, jeigu žinot, kiek kenčia nuo nerimo, nuo neturėjimo ramybės, kitaip sakant. Yra oficialiai, kiek mes žinom, o kiek yra dar neoficialiai, mes nieko nežinom, greičiausiai 3 kartus, o gal ir 10 kartų daugiau. Ir kaip yra daug, kada ta Dievo ramybė ateina, apsigyvena mumyse. Kitas dalykas labai svarbus yra toks, kada tu atleidi ir susitaikai su artimu, su nelabai galbūt artimu, bet su kažkokiu žmogum, kuris tau brangus. Atleidi ir paleidi ir ateini į tą ramybę. Ir va tas yra toks svarbus laikotarpis. Visą laiką va šitą tokią tarsi ramybę, visą šitą reviziją tokią padaryti savo širdį. Ar aš iš tikrųjų susitaikęs su Dievu, ar aš esu tame ryšyje su Dievu, ar aš turiu tą ramybę iš Dievo, jeigu ne, aš ją kažkur pamečiau, aš galiu rasti, grįžti į ją, ar aš esu toj taikoj, kad nebūtų, sako, neduokit vietos velniui. Visaip mes ją kartais duodam tą vietą.
Ir Efeziečiams 4:32 sako, verčiau būkite malonūs, gailestingi, atlaidūs vieni kitiems, kaip ir Dievas Kristuje jums buvo atlaidus arba atleido jums. Ir Biblija kviečia ieškoti tos santarvės. Sako, kiek įmanoma nuo jūsų, Romiečiams 12:18, ir kiek nuo jūsų priklauso, sako, gyvenkite taikingai su visais žmonėmis. Jeigu kiekvienas žmogus šito laikytųsi, tai apskritai pasaulio problemų nebūtų. Bet žmogus nenori gyventi pagal Dievo tvarką, jis nori savo tvarką įvedinėti. Ir netgi sako, kad jeigu tu aukoji dovaną prie aukuro ir ten atsimeni, kad tavo yra kažkur santykiuose ten problema, sako, susitvarkyk tą santykį ir tada grįžk ir Dievui tarnauk, kaip sakant, melskis ir taip toliau. Tai vat toks yra Dievo raginimas. Ir kada mes permastom, ar mano širdį yra ta tvarka, ar mano širdį yra ta ramybė, vienas dalykas mes permastom tam trumpam laikotarpį, va dabar, šitam laike, šitą dieną, šitą savaitę, šitą mėnesį, šitą gal prieššventinį laikotarpį, visaip. Bet kitas dalykas, mes tarsi kiekvieną kartą irgi tuo pačiu ruošiam savo širdį tai dangaus karalystė. Kad aš vieną dieną būsiu ten amžinai su viešpačiu ir ta mano širdis pasiruošus su juo susitikti. Nes yra ir tokia vieta Biblijoje, kur pats Jėzus sako, ar aš grįžęs, sako, rasiu tikėjimą žemėje. Ar tas tikėjimas nebus pamestas? Nes ateina daug visokių alternatyvų ir žmonės kartais, kaip netgi vieną tokią grupę krikščionių išgirdau, kad jie jau taip ėjo, turėjo tiek daug visokio to Dievo vedimo, kabutėse, kad dabar jau jie tokie pasidarė, liberalūs, kad ta prasme, jau galima sakyti, priartėjo prie tokio vos ne to vadinamo New Age, kur visi tikėjimai geri, visi veda į išgelbėjimą, bet Dievo žodis taip nesako. Čia taip norėtųsi galbūt žmogui, bet Dievo žodis taip nesako. Dievo žodis sako, yra labai aiškus pasirinkimai. Ir netgi labai dideli, galima sakyti, įtakingi žmonės šiandien pasaulį visam kalba labai aiškiai, sako, atėjo laikas atsigręžti Kristų. Jau, sako, yra pasimetimo daug, atėjo laikas atsigręžti Kristų. Ir kad Kristus yra tie vartai ir tos durys, ir kad tik per Kristų yra išgelbėjimas. Tai va toks labai aiškus kvietimas. Ir kada mes žiūrim į šitą, į Dievo žodį, tai Jono Krikštytojo koks liudijimas yra? Jono 1 skyrius, 6-8 eilutė, sako, buvo Dievo siųstas žmogus vardu Jonas. Jis atėjo liudyti, kad paliudytų apie šviesą, įdant visi per jį tikėtų. Jis pats nebuvo šviesa, bet atėjo liudyti apie šviesą. Jis liudija apie Kristų, kuris ateis, kuris yra šviesa. Ir kaip įdomiai veikia Dievas, jisai, taip ramiai, strategiškai dirba su žmogum, su žmogaus širdim, pasiunčia Joną. Atrodo, kam to Jono? Galėjo iškart Jėzus ateiti, bet ne. Jis pasiunčia Joną. Jonas, taip galima sakyti, kaip koks psichologas. Jisai ruošia tas širdis. Jisai kalba į žmonių gyvenimus. Kalba labai tokią aiškę, konkrečią žinią. Grįžkit prie Dievo. Grįžkit į santykį su Dievu. Žmonės pradeda mąstyti. Ir tada jau vėliau ateina Jėzus. Ir Jonas taip stipriai kalba, kad kada jisai liudija, žydai atsiunčia iš Jeruzalės kunigų ir levitų. Ir su klausimu labai konkrečiu. Sako, kas tu esi, Jonai? Prisipažink, kas tu esi. Sako, ar tu esi Elijas?
Jonas sako, ne. Nors Dievo žodis sako, tarsi Elyja Dievas siunčia tą Joną. Sako, ar tu pranašas? Ir iš tikrųjų vėlgi galima būtų sakyti, jis pranašas. Jis pranašauja Kristaus ateimą. Bet jis sako, ne. Jis nenori prisimti tokių aukštų visokių titulų. Ir jis atsako taip sudėtingai jiems, kad jiems, jie grįžta iš esmės be atsakymų. Jis sako, aš esu balsas šaukiančio tyrose. Jis save įvardina, aš esu tik balsas. Ištiesinkite viešpačiui kelią ir jis grinai remiasi ne kažkuo kitu, bet pranašu Izaijo. Pakartoja Izaijo pranašystę. Ir tada jiems keista, sako, kodėl tu krikšti, jeigu tu nesi nei tas, nei anas. O jis sako, aš krikštiju, ruošiu tą kelią tam, kuris ateis ir krikštys ugnim. Ir kas pagrindinis dalykas čia vyksta? Jonas nurodo į Kristų. Mes irgi pašaukti visą laiką parodyti Kristų. Mes nieko kito negalim geriau padaryti, pasakyti, tik Kristus gali tau padėti. Ir dėl to mes jo šūkėmės pastoviai. Ir kitas dalykas, ką kartais darom mes kaip krikščionis, pavyzdžiui, einam sekmadienį į bažnyčią, tai bent turėtų būti, kad mes turim paruošti savo širdį viešpačiui. Su tokia mintim, kad ir vieną nedidelę mintelę praplauks. Kad Dieve, ką tu šiandien darysi? Paruoš tą mano širdį, kad aš girdėčiau, ką tu man kalbėjai, priimčiau, ką tu kalbėjai, tikėčiau, ką tu kalbėjai. Ir viešpats veikia. Kada tu paruoši širdį, jis įdeda į tą širdį. Toks evangelistas Reinhardas Bonkė buvo, jisai sakydavo tokį pavyzdį, sako, jeigu tu ateisi pas Dievą ir tu atneši, sako, puodelį, tai Dievas tą puodelį pripildys. Bet jeigu, sako, tu ateisi pas Dievą ir atsineši vonę, jis ir vonę, sako, pripildys. Prasme, kiek atvira, kiek plati ta tavo širdis. Čia daugiau ta mintis buvo. Tai va, tai mano toks drąsinimas ir kaip raginimas būtų irgi, kad mes atvertumėm tą širdį viešpačiui, kad mes ateitume į tą susitaikymą su Dievu. Ir netgi ne tik tai tada, kai mes susipykę, bet tada, kai mes ypač esam nutolę nuo Dievo. Nežinau, kaip jums pavyksta, aš randu, kad kiekvieną dieną būna to nutolimo mano gyvenime. Ir yra momentai, kada mes nebebudim, kada mes kartais esam ar pikti, ar jautrus perdėtai, ar dar kažkokie. Ir Izaijas, kada jisai kalbėjo, jisai sakė irgi, kad tauta vaikščiojusi tamsoje pamatė didelę šviesą. Tai yra, ta šviesa tai yra Jėzus. Bet ką Jėzus atneša savy? Gyvybę, tiesą, nes Jėzus kalba labai tiesiai. Pavyzdžiui, kaip jis kalba tiesiai fariziejams, kaip jis visiems kalba tiesiai. Netgi samarietei, kurie ateina prie šulinio, Jėzus kalba labai tiesiai. Jis jos tiesiai klausia ir klausimai labai konkretus. Sako, atsivesk savo vyrą. Ir jinai pradeda, pasimetant, sako, aš kaip ir neturiu vyrų. Paskui išaiškėja, kad jinai gyvena tokį, galima sakyti, sudėtingą gyvenimą, kur galbūt ieško meilės priėmimo, bet vis neranda to žmogaus tinkamo savo gyvenimą. Kitas toks pasakymas, kad ta tarsi aušra ten, Biblijoje yra tokia, lietuviškam vertime truputį kitaip išversta, bet tarsi ta aušra teka, Luko Evangelijoje yra tokia eilutė. Ir kitas toks įdomus vertimas sako, ta aušra tarsi daigas dygsta. O tas Jėzus, jisai ateina kaip Mesijas, kaip išgelbėtojas. Ir dažnai, kada aušra pradeda tekėti, ta rytinė,
Jeigu važiuojat su mašina, aš atsimenu, kaip vaikas stebėdavau, man visą laiką būdavo toks labai didelis įspūdis. Ir taip jau toli pamatei saulę ir žiūri tą šviesą, taip pradeda slinkti ir jinai viską užpildo, užsilieja, visur pasidaro šviesu. O taip atrodo, tu dar čia esi tamsoj, o ten jau šviesu. Ir va Jėzus ateina taip į mūsų gyvenimus, jis ateina ir apšviečia visas pakampės, visus kampelius mūsų širdį. Ir stebuklas tame, kad žodis, kuris buvo pas Dievą, jis, sako, apsigyvena tarp mūsų. Tapo kūnu ir gyvena tarp mūsų. Pats Jėzus, tas gyvas Dievo žodis, vaikšto tarp mūsų ir tą žodį, tą visą, galima sakyti, skleidžia tarp mūsų, gyvai. Tarsi Dievas nužengė į žemę ir pastatė čia savo namus, savo palapinę, taip galima būtų sakyti. Ir kitas labai stiprus toks pažadas, kad sako Emanuelis, Dievas su mumis, Viešpats duoda labai kitą labai svarbų pažadą, kad aš esu su jumis visą laiką. Jeigu ten Senam testamente mes matom Dievas ugnies stulpe, debesies stulpe, Dievas ten šventykloj, ten kur įeina kunigai, ten jie tik tai susitinka su Dievu ypatingų momentų. O dabar Dievas sako, aš esu jums prieinamas visą laiką, 24 valandas per parą aš esu jums Dievas. Bet kada galit mane šaukti, bet kada aš atsiliepsiu. Ir šita žinia, galbūt ta, tokia galim sakyti, yra labai gera dėl mūsų tame, kad Viešpats ateina į mūsų tamsą ir ten tamsai nebėra vietos. Ir kiekvieną kartą, kada mes pajuntam, kad mes netyčia išjungiam šviesą, Viešpats sako, vėl ją įjung, nes aš čia. Vėl atsigręžk į mane. Ir galbūt yra dar tamsų mūsų gyvenime, kur mes dar Dievui vis neleidžiam apšviesti. Dar dėl savęs kaip ir laikomės. Tai ateina laikas pasakyti, Dieve, ir į tą tamsą ateina. Ir į tą tamsą, ir į tas mano galbūt kažkokias slaptas nuodėmes, slaptas mintis, į mano sunkumą, į mano kovas, į mano nerimus, į mano neatleidimą, į mano netikėjimą galbūt. Į tas vietas, kur aš dar neturiu pergalės. Ar pats, ar už ką aš meldžiuosi. Ir visą laiką Dievo žodis taip pat sako, budėkit. Kada žiūrim į Bibliją, randam budėkit. Jis va tam laike irgi labai geras priminimas, kad kiekvieną dieną tikintysis turi budėti. Ir stebėti, kasgi vyksta jo gyvenime. Nes nebudėdami, dažniausiai mes sužeidžiam vienas kitą. Dažniausiai mes patys prisidirbam kažko. Ir, gal toks biškelį banalus klausimas, bet iš tikrųjų jis labai aiškus, tiesus ir suprantamas. Ar mes gyvenam taip, kad jeigu Kristus ateis šiandien, tu sakai, o aš jau Viešpatie pasiruošęs eiti su tavimi. Galbūt mes ir nenorime eiti dar niekur šiandien, bet ar mūsų vidinė būsena tokia yra? Ir kartais atrodo, dar mes esam kaip tos mergelės, kurios sako, dar biškį pasiruošęs. Dar mes čia patvarkysim tos savo žibintuvus, tą savo tikėjimą paauginsim, dar kažką tai padarysim. Kad dabar mano širdis atvira Dievui, atvira tam pasikeitimui. Ir kartais yra tokia problema, kad mes esam tam dvasiniam miege, mes miegam, pasirodo, dvasinis miegas yra. Ir dvasinis miegas kartais yra, kada tu esi ir pavargęs, ir išsekęs, ir dar kažkas įvykę, bet kartais tiesiog esi aptingęs. Tiesiog reikia, sako, pabusk, kur smiegi, Biblija sako, ir kelkis iš numirusių. Reiškia, tas miegas kartais tolygų mirčiai. Iš mirties, eik į gyvybę. Ir vėlgi to paties evangelisto tokia buvo įdomi mintis, kada jis toks buvo labai emocingas, gyvybingas ir labai gyvybingai taip skelbė Evangeliją. Ir kažkoks žmogus pasakė, sako, jūsų, sako, susirinkimuose labai triukšminga.
Sako, labai mane erzina tas triukšmas visas. Ir jisai sako, žinai, sako, kur sielos gimsta į Dievo karalystę, tai yra kaip gimdymo namai. Sako, kai nueini į juos, ten visi rėkia, klykia, verkia, sako, ten nėra tylu. O sako, ten, kur mirtis, tai yra kapinė. Sako, tu irgi gali ten nueiti, ten tylu, ramu. Niekas tau nieko, sako, nekelia, jokių ten problemų. Mes čia neseniai juokavom. Toks vienas vyras sako, norėčiau surasti, jis jau truputį, galim sakyti, tokio vidutinio amžiaus. Jis sako, noriu surasti žmogų savo gyvenime. Ir mes sakom, jeigu tu ieškai kažkokios našlės moters, sakom, tau dažniau reikia eiti kapinės pasivaikščioti. Ir bendrauti su žmonėm. Taip, juokais mes kalbėjom, aišku. Taigi, galbūt yra kažkokių kreivų kartais dalykų mūsų gyvenime ir tuo pačiu Viešpats kviečia, ką mes galim ten tuose savo kreivumuose ištiesinti. Galbūt kažkas turi pasikeisti mumyse. Ir nebijot kartais būti tokiems truputėlį savikritiškiams, nenueiti į depresiją, nenurašyti savęs, nenuvertinti, nepasakyti, kad viskas blogai pas mane. Taip nebūna, vėlgi. Čia yra netiesa. Bet kitas toks dalykas, kad iš tikrųjų galbūt yra dalykai, ką Viešpats nori ištiesinti, ką Viešpats nori pakeisti tavo širdį. Ir kaip tas pats Jonas Krikštytojas sakė, kad prisertino dangaus karalystė, tai te ateina ta Dievo karalystė į mūsų gyvenimus. Tegul Viešpats apsigyvena pilnai. Kada kažkas įsteigia savo karalystę, ten iškart vyksta perversmas. Ten kažkas atsisėda į sostą, kažkas pasidaro svarbus toje karalystėje. Ir jeigu Viešpats apsigyvena tavo širdį, jis pasidaro svarbus, jis yra pirmoje vietoje. Tai va, tokį pabaigai, galbūt iš tikrųjų kartais mes turim prašyti, kad Dieve šviestų savo šviesą mane, kad aš matyčiau, kame aš esu. Netgi Dovydas, jisai meldžiasi, sako, Dieve, ištirp mane ir parodyk mano širdį, kas joje yra. Atrodytų, kokia keista malda. Tai ką jis nežino? Mes dažnai kartais nežinom, kas yra toj mūsų širdį. Kada žmonės kažkokiom ekstremaliom sąlygom apgyvendina kokiom mėnesiui, pavyzdžiui, kažkur tai, staiga visi mato po kurio laiko, kad jų elgesys pasikeitė. Pradeda lysti visokios nuodėmės, visokie, galim sakyti, kažkur intrigos, pavydai, konkurencija, dar kažkas. Atrodo, tokie geri žmonės buvo. Bet dabar jie apsigyveno kartu, prasidėjo trintis. Ir jeigu dar ten yra kažkoks kaip žaidimas, kur reikia kažką pašalinti, prasideda tokios intrigos, apkalbos, kritika, galima sakyti, nuteikinėjimai ir panašus dalykai. Ir išlenda, kas yra toje širdyje. Ir kartais, kada Dievo šviesa apšviečia tą mūsų širdį, mes pamatom, kas joje yra. Ir kad ten kartais stokojamės ir tos ramybės, ir kantrybės, ir to džiaugsmo, ir to paties iš vis Dievo stokojame. Ir kitas toks galbūt labai svarbi malda, kad mes suprastume, kad tas Dievas yra dėl mūsų kaip tas Emanuelis, kuris sako, aš esu visuomet su jumis. Dievas su jumis. Tai tai toks yra, kad mes pašaukti šauktis tos Dievo karalystės jau šiandien savo gyvenime. Veikimo, buvimo, jėgos ir panašiai. Ir kaip sakiau pradžioj, kad Dievas pažadėjo, kad jis su mumis bus. Ir pabaigai gal tokia linksmesnė tokia truputį istorija. Ne taip dažnai nutinka, bet kartais nutinka tokie dalykai. Ir praeitą penktadienį turėjau aš tokį įvykį. Ten
visokios, galima sakyti, visokie dalykai vyksta, čia anūkai serga, ten kažkas darosi, visokių reikalų, mes dar ten su Vakarė sugalvojom tokioj krikščioniškoj menininkų tokioj mūgiai sudalyvauti, ten ruošiamės ir taip toliau. Ir man skambina, sako, reikia į tokią spaustuvę nuvažiuoti, paimti ten tokius atvirukus. Ir aš ryte jau važiuodamas tai pasižiūrėjau, kadangi mano mašina varoma dujom ir benzino netiek daug naudoja, labai mažai ryte tik tai pagrindė, kol sušyla variklis. Ir dar taip pagalvojau, jau grįžtant galvoju, reiks užsipilti, nes jau nedaug to kuro yra. Benzino būtent, kurio nedaug reikia. Ir būna 10 litrų, 20 visi pili laiks nuo laiko. Ir aš išvažiuoju, taip greit. Ir ten toj vietoj, kur aš dirbu, Petrašiūnuose, ten yra toks kalnas. Į kalną reikia važiuoti. Ir bevažiuojant į tą kalną, benzinas nespėjo persijungti ant dujų, o benzino per mažai. Ir aš sustojau, tiesiog sustojau ir jaučiu, kad nieko aš negaliu padaryti. Ir dar truputėlį pasižiūrėjau, kad nėra už manęs mašinų, parėdėjau kokį gal 50, gal daugiau metrų atgal. Ir jau tada ten sustojau, pastačiau ženklą avarinį, įsijungiau avarinį. Ir galvoju, ten netoli visai yra degalinė, pasižiūrėjau savo bagažinės turį, radau tokį nedidelį bakelį nuo antifrizo 4 kilogramų, gal 4 kažkur su trupučiu litro ten turio. Ir einu į degalinę. Ir ten gal kokios 7 minutės kelio. Einu ir taip paeinu tik tai 100 metrų kokį, sustoja tokia prabangi mašina. Ir sako, gal jūs reikia pavežti, sako, jums gal reikia kokios pagalbos. Pasakiau, kas ten man atsitiko. Ai, sako, ta moteris, tokia sustojo moteris, sako, man dažnai, sako, tai buvę yra. Ir jinai mane nuveža, sako, jūs ramiai įsipilkit, vėl nuveža iki mašinos. Ir aš supilu tą kurą, jau išvažiavo. Ir atsisėdu vesti ją ir taip trupučiuką griebė, bet kadangi į kalnę, per mažai yra tų 4 litrų. Tada vėl aš pasiimu į talpą, einu į tą degalinę, paeinu kokį 100 vėl metrų, vėl sustoja mašina. Sėdė už vairo tokia jauna mergina, gal kokį virš 20 metų. Sako, gal jūs reikia pavežti? Ir aš sakau, taip jau darosi kažkaip tai juokingai. Nes tu supranti, kad kažkaip į tave kažkas iš viršaus tarsi stebi ir tau užsakinėja, kaip boltų tave veža, tik nemokamai. Ir vėl jinai nuvežė, jinai netgi taip sako, gal jūs labai skubat kur, ir aš taip suprantu iš jos to pokalbio, kad jinai vos nepasiruošus mane ir nuvežti, jeigu dar kažkur kitur reikia. Sakau, ne, viskas gerai, sakau, čia turiu reikalų, bet nėra, kad jie tokie labai degantis. Sakau, ir taip labai daug padeda. Ir jinai pati važiuoja tokia gerai nusiteikusi. Ir labai trumpas tas mūsų pokalbis, nes labai trumpa ta kelionė. Bet per šitą tokį įvykį kažkaip tu supranti vieną labai tokį stiprų dalyką, kad Dievas iš tikrųjų mus myli. Ir vat aš pats realiai išgyvenau, galvoju, Dieve, tu be galo mane myli. Didžiulę meilę aš jaučiu iš tavęs, kad tu tokiuose atrodytų smulkmenos, nereikšmingose tiesiog sutaupai laiką, sutaupai tą energiją, galim sakyti, ir panašiai. Ir man iškylo tas toks momentas, sako, pas Dievą nėra mylimųjų, numylėtinių ir nenumylėtinių, bet ne visai tiesa. Randu, kad, pavyzdžiui, Jonas, sako, mylimiausias Jėzaus mokinys. Bet iš kitos pusės, kada tu pradedi galvoti apie Joną, ką tu ten matai? Kad jis irgi labai myli Jėzų. Kad jam Jėzus labai brangus, jis stengiasi visą laiką šalia jo būti. Jis jo jauniausias iš mokinių, bet to pačiu jis turi labai tokią mokinio dvasią. Ir panašiai. Tai vat mums toks labai geras pavyzdys, geras liudijimas. Ir aš galvoju, kad kaip yra svarbu suprasti, kad Dievas,
kaip tas Emanuelis yra su mumis visur ir visada. Tai būkit padrąsinti, būkit palaiminti ir būkit sustiprinti Dievo.